Negalėsim būti kartu, kad ir kaip vienas kitą mylėtume. Aš tavęs nesuprantu. Tikrai. Labai stengiuosi, bet nesuprantu. Labai gaila. Tu vis dar čia? Ar buvo naudos iš mano medžiagos? Visai nieko. Paprastai parašyta. Gerai, mokykis, aš irgi pasimokysiu. Nieko nesuprantu. Gal tau padėt? Nereikia. Aš nekvailas. Turiu pats įsiaiškinti. Pasakysiu tą patį, ką tu man pasaky. Kodėl neleidai, kad šiek tiek daugiau žinantis tau padėtų? Čia ne tas pats. Aš to paskolinau savo sąsiuvinį. Dar manysi, kad aš... Iš įskaičiavimo. Nieko nemanau, parodyk. Ne, turiu pats susitvarkyti. Kaip nors susitvarkysiu. Žinai, ką pasiūlysi, Gidai? Jeigu nori, galim savaitgalį kartu viską pasikartot. Tikrai? Tikrai, išlaikysi visus egzaminus, pamatysi. Ačiū. Man čia labai gerai. Jau pripratau Saros namuose. Mane visi myli, aš patenkinta. Nežinau, kaip tau pavyksta. Nuo tada, kai išėjame su Marisa, savo vietos nerandam. Nemeluok. Marisa Pablas paguodžia. Marisa susipyko su Pablu. Kodėl? Pablas vėl bendrauja su tėvu, o jai nepatinka, pati žinai. Jis niekada nepasakys. Niekada. Sunku patikėti, jeigu būčiau ten, atkeršyčiau už Marisą, primuščiau jį. Žinau, kad jie nieko nedaro, sėdi ir tyli. O kaip Felė? Felė gerai, ji turi Lalą, jie labai laimingi, Manuelis irgi sveiksta. Žinau, kaip laikosi Manuelis. Kasdien skambinu Angelės. Jie man sakė, kad viskas gerai. Matai, negali mūsų pamiršti, kad ir kaip norėtum. Galiu šitą paprašyti? Parašyk, ko tik nori. Pasakysi tiesą? Pasakysiu. Ar tikrai turi kažką apie Blasą, ar atsiuntei tą laišką tik tam, kad pasirodyčiau? Ne, tikrai turiu. Jeigu tau daugiau niekas nerūpi, būk rami, rytoj atnešiu. Kągi, einu. Džiaugiuosi, kad tau viskas gerai. Viso. Keista, jūs pasakojat, aš visai neprisimenu mokyklos. Ko tu nepatenkintas? Mes labai norėtume viską pamiršti. Ypač dabar, kai baigiamieji egzaminai ir tie siaubas. Jau baigiamieji? Paskui nebereiks mokytis? Pamokos baigsis? Po kelių savaičių. Tada Mija galės mane aplankyti? Žinoma, prižadu, šį savaitgalį jie ateis. Tikrai prižadi? Kodėl taip nori, kad Mija ateitų? Šiaip. Kodėl? Noriu jos paklausti. Nemeluok. Pasakyk tiesą. Nagi, klok. Šiaip. Vaikai. Kas čia daros? Nieko, viskas gerai. Ką čia darot? Kodėl visi suėjot? Jau baigėsi lankymo valandos, išeikit. Ne, tegul dar pabūna. Ne. Bent tas didelė galva, kuris keistai kalba. Ne, einam. Kai išmokslas raidės jį paleis. Tu turėtum ten gulėti. Tylėk. Tu irgi. Ne. Tėveli, ką čia vyki? Nieko, atsekiau paskui tave. Einam, Vika. Labas. Sveika, gražuolė, kaip laikais. Gerai. Puiku. Čia mano kambarys. Čia miego aš, o čia Felė ir Vika. Mano geriausios draugės. Labai gražu, man labai patinka. Viršų irgi yra vietos? Taip yra. Galima pažiūrėti? Galima. Man labai patinka.
Anksčiau ten buvo mano persirengimo kambarys, paskui jame apsigyveno 2 mergaitės, nes mokykloje trūko vietos. Mes visos 3 negalim jų pakęsti. Gerai, kad jos viršuje. Taip, Laimė. Labas. Ką tu čia veiki? Atvežiau Pablą į mokyklą ir užsukau pas tave. Marina, ką čia veiki? Marina, ¿qué haces acá? Atėjo manęs aplankyti. Visą dieną kartu praleidom. Sužinojau daug naujų dalykų. Kokių? Neapsimesk nekaltu. Žinau, kad mama pabėgo dėl tavo kalties. Einu, mamytė. Ne, klausyk. Palauk, ką jį pasakei? Nieko nepasakiau, nieko. Būkit geri, nesiginčykit. Aš kalta. Aš net laikiau tokio spaudimo. Jau spaudimo, žinoma. Mieliaukis, vieni viską išsiaiškinsim. Kam? Ir toliau meluosi? Paskambink man, kai norėsi pasikalbėti, dukrelė. Auksu. Yo voy a estar esperando que lo hagas. Lauk. Sakau, kad nenoriu įtvalgyti. Dukrelė, būk gera. Einam, ko nors užkast. Eisiu. Čia pasakyk, ką nori pasakyti. Būk gera, einam namo. Neisiu, čia jaučiuosi saugi. Kodėl čia jautiesi saugi? Kodėl? Kad nemuši manęs. Aš negalėčiau pakelt prieš tave rankos, dukrelė. Juokauja. Ne. Juokauja. Jeigu nebūtų ties mokytojas Miranda, tu būtų mane negyvai prilupęs. Ne, dukrelė, norėjau, kad suprastumėt tiek. Ne, gana. Visada kartoju tą pačią dainelę ir aš tavim patikiu. Nežinau kodėl, bet patikiu. Gana. Viskas baigta. Daugiau nesirodysiu tuose namuose. Būk gera, dukrelė, būk gera. Einam namo. Neprašyk, tėvelį, neprašyk. Kol gersi, aš namo negrįšiu. Aš supranti, kad alkoholis tau smegenys sėda. Manai nežinau? Dukrelė, aš sergu. Daug kartų stengiausi nebegert, bet negaliu. Kai grįžtu namo, pamatau, kad mano šeima įsibarščiusi, kad nieko neturiu. Net tu, mano duktė. Nuo manęs nusisukai. Tada ieškau paguodos, pakeldamas stikliuką. Bet aš noriu pasikeisti. Labai noriu. Patikėk. Aš noriu pasikeisti. Kodėl nesigydai? Yra visokių programų, jos veiksmingos. Reikia tik noro ir ryžto. Iš to gydymo nieko gero. Iš kur žinai? Juk tu niekad nesigydai, tėvelį. Jeigu tikrai mane myli ir nori, kad sugrįžčiau namo, eisi gydytis. Prisiekiu. Prižadu, nes labai noriu pasikeisti. Aš gydysiuos, tik einam namo. Man tavęs reikia. Einam. Na kaip? Jo mobilas išjungtas. Jokios žinutės neatsiuntė? Ne. Jau paruošiu vakarienę. Pradėkim, o jis grįžęs pavalgys. Gerai. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip.